Kiekvieną rytą prieš saulėtekį varikliai riaumoja netoli Laredo, Teksaso. Dyzeliniai vilkikai stovi vienas paskui kitą 8 juostų ruože per Rio Grandės upę. Jų susidaro tiek daug, kad eilės nusidriekia kilometrais. Kiekvieną dieną šiuo tiltu pravažiuos nuo 15 iki 18 tūkstančių sunkvežimių. Šių sunkvežimių krovinys tai ne tik prekės, tai judanti Amerikos ekonomika. Tai yra pasaulio prekybos tiltas, judriausia komercinė perėja vakarų pusrutulyje. Beveik niekas, išskyrus krovinių logistikos specialistus, apie jį nėra girdėjęs. Ir beveik niekas iš politikos sprendimus priimančių žmonių ant jo nėra stovėjęs. Jei uždarytumėte jį 48 valandoms, pasekmės pasijaustų dar prieš tai, kai apie tai praneštų žiniasklaida. Varikliai neatvyksta į surinkimo liniją Stolukoje. Laidų pynės nepristatomos laiku Saltilyje. Šaldytuvų komponentai lieka neužbaigti San Luis Potosyje. Per savaitę gamyklų cechai Mičigane ir Ohajuje nutyla. Ne dėl streikų, ne dėl politikos, o todėl, kad detalės įstrigusios netoje upės pusėje. Maždaug 930 milijardų dolerių vertės prekių 2025 metais judėjo tarp Amerikos ir Meksikos. Tai daugiau nei Šveicarijos ekonomika, daugiau nei Saudo Arabijos. Dvi šalys per 12 mėnesių prekiauja daugiau nei dauguma pasaulio valstybių pagamina iš viso. Tai labiau primena gamybos liniją nei patikros punktą. Teksasas turi daugiau naftos perdirbimo gamyklų, Kalifornija turi daugiau uostų, Ilinojus turi daugiau geležinkelių. Nė viena iš jų neveža to, ką kiekvieną dieną veža šis vienintelis tiltas. Ir šiuo metu Vašingtone priimami sprendimai, kurie keičia visų per jį gabenamų prekių kainą, neturint aiškaus supratimo, kas sugrius, kai jie tai padarys. Pasirinkite bet kokią Jungtinėse valstijose pagamintą transporto priemonę. Bet kokį pikapą, bet kokį sedaną, bet kokį visureigį, atidarykite variklio dangtį ir sekite kiekvieną detalę. Nerasite istorijos apie amerikietišką produktą. Rasite sistemą sukurtą abipus sienos, kuri jau nebeselgia kaip siena. Ford F-150 yra akivaizdus pavyzdys. Vienas iš ikoniškiausių amerikietiškų pikapų šalyje. Jis nurieda nuo surinkimo linijos Dearborne, Mičigane, su žvaigždėmis ir juostomis ant kiekvieno reklaminio lankstinuko. Tačiau prieš tai, kai tas kėbulas pasiekė Dearborną, jo viduje esantys komponentai Rio Grandės upę kirto net 8 kartus. Variklių blokai išlieti vienoje šalyje, apdirbti kitoje, surinkti trečioje. Kiekvienas žingsnis priklauso nuo to, kad kitoje sienos pusėje ankstesnis etapas būtų atliktas laiku. Ir ta priklausomybė nesibaigia vien gamyba. Meksika kasmet į JAV eksportuoja beveik 3 milijonus lengvųjų transporto priemonių ir didelė jų dalis pažymėta amerikiečių automobilių gamintojų ženklais. Visi jie sukurti pagal amerikietiškus dizainus. Amerikos įmonės nelaiko Meksikos užsienio tiekėją. Jos ją traktuoja kaip kitą gamyklos kambarį. Jei šis ryšys nutrūktų, gamyba nesulėtėtų, o sustotų. Tačiau tai ne tik sunkvežimiai. Jei žiūrite tai per išmanųjį telefoną ar nešiojamąjį kompiuterį, jūs jau esate šio ciklo dalis. Nes šiuolaikinė gamyba remiasi ne tik atsargomis, bet ir tikslumu. Dėl to sandėliai yra tušti, o surinkimo linijos išlieka pelningos. Dalys atvyksta likus vos kelioms valandoms iki jų poreikio, o ne savaitėms. Tai leidžia sumažinti išlaidas. Tai taip pat panaikina bet kokią galimybę trikdžiams. Viena vėluojanti siunta nelaukia sandėlyje. Tai palieka darbuotoją be darbo, sustabdytą įrenginį ir grafiką, kurio vėliau neįmanoma atstatyti pagreitinus darbą. Šioje sistemoje neįmanoma atsigriebti. Jūs atsiliekate ir viskas, kas už jūsų, griūva kartu su jumis. Jei bandytumėte pagaminti tą patį sunkvežimį tik Jungtinėse valstijose, jo kaina iškart išaugtų tūkstančiais. Ir tai nėra kažkokia prielaida, tai įvyksta iš karto. Arba vartotojai moka daugiau, arba produktas tampa prastesnis. Trečios galimybės nėra. Šaldytuvai gaminami gamyklose abiejose pusėse. Medicinos prietaisai, patenkantis į JAV ligonines, surenkami Tijuanoje ir Reinosoje, kur tokios įmonės kaip Medtronic ir Becton Dickinson turi gamybos linijas, kurios tiesiai siunčiamos į Amerikos ligoninių tinklus. Aviacijos dalys tiekiančios Boeing tiekimo grandinę. Didelis kiekis išvyksta iš Querétaro, kur Bombardier, Safran ir Airbus tiekėjai telkiasi aplink vieną oro uostą. Net jūsų Wi-Fi maršrutizatoriuose yra komponentų, kurie prieš pasiekdami jūsų namus buvo abiejose šalyse.
Atlyginimų skirtumas yra priežastis, kodėl viskas veikia. Tai leidžia Amerikos įmonėms konkuruoti su Azija, neperkeliant visko per vandenyną. Pašalinkite Meksiką ir pasirinkimas sumažėja iki 2 variantų – aukštesnės kainos arba gamyba visiškai palieka žemyną. Tačiau į šiaurę nukreipta priklausomybė yra dar gilesnė. Daugiau nei 80% savo eksporto Meksika siunčia vienam pirkėjui. Nėra atsarginio kliento, nėra B plano, kuris galėtų sugerti tokį kiekį. Jei Amerika sulėtėja, Meksikos gamyklos taip pat sulėtėja. Jei JAV taiko muitus tam tikrai kategorijai, Meksikos darbuotojai pajunta pagrindinį smūgį. Meksikiečiai dirbantys Amerikoje kasmet siunčia $10 milijardų savo šeimoms į namus. Bendra suma neseniai pasiekė rekordą. Per 1 metus viršijo $64 milijardus. Tai pinigai, kurie nekeliauja per korporacijas, jie tiesiogiai pasiekia namų ūkius. Šie pinigai padengia maisto prekių, mokyklos mokesčius, medicininės sąskaitas ir nuomą miesteliuose, kurie kitaip neturėtų jokios ekonomikos. Tai atneša daugiau pinigų nei nafta ar turizmas. Tai yra didžiausia Meksikos išorinė finansinė pagalba. Ir beveik visa ji prasideda Jungtinėse valstijose, žemyne, kurį galima pervažiuoti automobiliu. Šalyje, kurioje jei uostas užsidaro, vis tiek gali išsiųsti sunkvežimį. Ir Meksika atsiliepia į šį kvietimą. Elonas Muskas paskelbė apie aukšto lygio Gigafactory planą ten 2023 metais. Nors projektas buvo pristabdytas prieš JAV rinkimus dėl tarifų baimių. Automobilių gamintojai išplėtė veiklą visoje centrinėje Meksikoje. Didžiasias Amerikos automobilių kompanijas aptarnaujantis tiekėjai pasiekė jų pavyzdžių. Ta patį padarė ir logistikos milžinai, išplėsdami tarp valstybinius krovinių tinklus, kad galėtų tvarkyti naujus krovinių srautus kartu su Meksikos operatoriais. Aviacijos pramonė, dirbtinio intelekto duomenų centrai, didžiosios farmacijos įmonės – visos jos įsikūrė pietinėje sienos pusėje. Kveretare įvyko tikras bumas. Medicinos prietaisų gamyba sprogo palei pasienio juostą. Buvo paskelbta apie milžiniškos Nvidia dirbtinio intelekto serverių surinkimo gamyklos statybą Gvadalačaroje. Net puslaidininkai pradėjo dalinai persikelti į Meksiką, nes paketavimo apimtį galima padidinti per mažiau nei 2 metus, o JAV lustų gamykloms prireikė beveik 10-mečio. Sistema veikia. Tiekimo grandinė sutrumpėjo, pristatymas tapo greitesnis, išlaidos išliko konkurencingos. Abi pusės gavo naudos. Ir tada spaudimas nukrypo į vidų. 2025 metais taisyklės pradėjo keistis proceso viduryje. Vienoje automobilių dalių gamykloje Šiaurės Meksikoje prižiūrėtojas sustabdė siuntos išsiuntimą. Ne todėl, kad gamyba būtų sustojusi, o todėl, kad muito taisyklės tai sustabdė. Po to sekė išimtis ir tada viskas vėl pasikeitė. Iš pradžių vieną kartą, o paskui nuolat. Įmonėms, kurios planuoja kelerius metus į priekį, tai reiškia vieną dalyką – nenuspėjamumą. Ne didesnės išlaidas, o tiesiog nežinomas išlaidas. O kai išlaidos tampa nežinomos, investicijos visiškai sustoja. Projektai sustabdomi, plėtra įšaldoma. Vietos, kuriuose turėjo būti pastatytos gamyklos, liko tuščia žemė. Meksika vis dėlto nesureagavo griežčiau. Ji taip pat neatsakė tuo pačiu. Ji prisitaikė, laimėdama laiko, bet neišspręsdama pagrindinės problemos. Nes problema buvo ne politinė, o struktūrinė. Kai Ford perspėjo, kad muitai sumažins pajamas. $1,5 milijardo – tai ne Meksika patyrė nuostolius. Tai buvo amerikiečių įmonė, kuri turėjo mokėti daugiau už savo tiekimo grandinės valdymą. General Motors po kelių savaičių pateikė savo perspėjimą. Jie prognozavo iki $5 milijardų nuostolių. Stellantis sustabdė gamybą savo Meksikos ir Kanados surinkimo gamyklose. Darbuotojai Mičigane ir Indianoje. Tai yra žmogiškoji muito kaina. Ne antraštė, o praleista pamaina. Atlyginimas. Nebėra. Gamybos perkelimas arčiau rinkos turėjo išspręsti problemą. Vietoj to jis sukūrė naują. Nestabilumas sistemos centre. Prekyba tik paviršius. Gilesnės rizikos slypi po juo. Meksika dabar daugiau nei 60% savo elektros energijos gamina iš gamtinių dujų, tačiau jos yra importuojamos. Vietinė gamyba metų metus mažėjo ir 2025 metų pradžioje pasiekė žemiausią lygį per 2 dešimtmečius.
Šį trūkumą beveik visiškai kompensuoja vamzdynai, einantis iš Permės baseiną telkinių Teksase, Eagle Ford skalūnų telkinių ir koridoriai besitęsiantys į Arizoną ir Kaliforniją. 2025 m. gegužę JAV gamtinių dujų eksportas vamzdynais į Meksiką pasiekė visų laikų mėnesio rekordą. Maždaug 75% visų dabar Meksikoje sudeginamų dujų atkeliauja iš anapus sienos. Daugiau nei ketvirtadalis viso JAV gamtinių dujų eksporto keliauja tiesiai į Meksikos tinklus. Amerikietiškos dujos tiekia energiją Meksikos gamykloms. Tos gamyklos gamina detales. Šios detalės grįžta atgal į Amerikos surinkimo linijas. Sutrikdžius šį srautą ir gamyba nesustoja tik vienoje vietoje. Ji žlunga abiejose pusėse. Meksika tai labai gerai supranta. Jis suvokia šį pavojų. Jis skuba statyti naujus vamzdynus, naujus SGD eksporto pajėgumus, naujas vidaus gamybos jėgaines. Tačiau niekas iš to artimiausių metų nepakeis JAV tiekimo. Priklausomybė jau buvo įtvirtinta. Ir dar yra vanduo. Amerikos ūkininkai pietų Teksase stebėjo, kaip žlunga ištisi derliaus sezonai, nes Meksika atsiliko nuo sutartyje numatytų vandens tiekimų. Yra 1944 metų sutartis, kuri turėjo užkirsti tam kelią, o dabar ji žlunga. Tokios Meksikos valstijos kaip Čihuahua sukilo dėl rezervuarų vandens išleidimo, kurį buvo nurodyta atlikti siekiant padengti Meksikos skolas. Derybos dėl vandens skolos per 5 metus beveik kelis kartus žlugo. Dabar susiekite tai su tuo, kas atsiranda parduotuvėse. Valgote šviežius pomidorus sausį. Jie atkeliavo iš Meksikos. Ir avokadas ant jūsų skrebučio taip pat. Maždaug 9 iš 10 avokadų JAV parduotuvėse atkeliauja iš Meksikos. Uogos, agurkai, paprikos, mangai, visas vaisių ir daržovių skyrius ne sezono metu priklauso nuo Meksikos šiltnamių ir laukų. Jei pritrūksta vandens, pasėliai nesodinami. Tai reiškia tuščias lentynas JAV parduotuvėse per kelias dienas ir žemės ūkio pajamų žlugimą abiejose sienos pusėse. 2024 metais Amerikos inspektoriai dėl saugumo sumetimų sustabdė avokadų siuntas iš Michoacano. JAV parduotuvėse kainos šoktelėjo per kelias dienas. Vienas inspektorius lėmė savaitės trukmės vėlavimą ir kainų šuolį visoje šalyje. Tokios iš tikrųjų yra ribos. Alus pasakoja panašią istoriją. Amerika importuoja daugiau alaus iš Meksikos nei iš bet kurios kitos šalies pasaulyje. Dauguma 6 pakuočių, esančių lentynoje Čikagoje, Atlantoje ar Sytle, prasidėjo savo kelią Meksikos gamybos linijoje, kirto sieną geležinkeliu arba sunkvežimiu ir pasiekė šaldytuvą jūsų vietinėje parduotuvėje. Sutrikdykite sutrikdymą ir geriausiai parduodami alus Amerikoje tampa brangesni. Maždaug 5 milijonai Amerikos darbo vietų yra tiesiogiai susijusios su prekyba su Meksika. Tokiose valstijose kaip Teksasas, Arizona, Naujoji Meksika ir Kalifornija, Meksika yra pagrindinė eksporto rinka. 28 JAV valstijos laiko Meksiką viena iš 2 pagrindinių prekybos partnerių. Sumažinus prekybą, darbo vietos dingsta toli nuo sienos. Indianos gamyklose, Ajovos ūkiuose ir Kanzase. Geležinkelio aikštelės egzistuoja tik dėl šios sistemos. Visas miestai, įskaitant Laredą, Makaleną, El Pasą, gyvena iš šios srauto. Pašalinkite tai ir jų ekonomika susitrauks kartu su tuo. Gamyklos palei Meksikos šiaurinę sieną tiesiogiai įdarbina apie 3 milijonus darbuotojų, o 10 milijonų žmonių abiejose šalyse yra netiesiogiai susiję su šiuo procesu. Meksikos vyriausybė padidino nominalius atlyginimus tose gamyklose daugiau nei 100% nuo 2020 iki 2025 metų. Anksčiau darbas gamykloje reiškia vos sudurti galą su galu. Dabar tai reiškia tikrą galimybę patekti į vidurinę klasę. Energija, vanduo, maistas ir darbo jėga. 4 tarpusavyje susiję sistemos. Sutrikdykite vieną ir pasekmės išplinta visur. Ir jos nesklinda tolygiai, jos kaupiasi. Politikai vartoja žodį žlugimas. Iš tikrųjų, tai netinkamas žodis. Žlugimas yra dramatiškas, o dramatiški įvykiai patenka į antraštes. Iš tikrųjų, viskas vyksta lėčiau ir sunkiau pastebimai. Viskas prasideda nuo vėlavimų. Automobilis, kurio nuo užsakymo iki atvykimo į ką reikėdavo laukti 6 savaites, pradeda užtrukti 3 mėnesius, paskui 4. Pristatymo terminai gerokai viršija tai, ko tikisi pirkėjai. Tačiau fone vyksta kažkas didesnio. Ta nežinomybė atsispindi visų dalykų kainose. Dabar tą pačią dinamiką pritaikykite šaldytuvams, skalbimo mašinoms, dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatams. Išlaidos pradeda augti.
Whirlpool šaldytuvas, kurio gamyba anksčiau trukdavo 6 savaitės, dabar užtrunka 4 mėnesius. Medtronic ventiliatorius tampa brangesnis dar prieš jam tampant deficitu. Natūralu, kad kokybė prastėja. Tada atsiranda šalutiniai padariniai. Įmonės nustoja statyti ne todėl, kad negali statyti, o todėl, kad negali numatyti, pagal kokias taisyklės joms teks dirbti. Investicijos persikelia kitur – į Vietnamą, Indiją, Lenkiją, ten, kur taisyklės galioja pakankamai ilgai, kad būtų galima planuoti. Tačiau Meksikoje skausmas smogė stipriau ir greičiau. Gamybos atlyginimai nustoja augti, darbuotojai praranda stabilumą ir pradeda judėti į šiaurę link Amerikos miestų. Tai didina migracijos spaudimą, kurį, kaip teigiama, tarifai turėjo sustabdyti. Amerikoje šis spaudimas atsisuka prieš pačius amerikiečius. Persikėlimo į šalį kaštai tampa akivaizdus. Didesnė vietinė gamyba reiškia didesnės kainas ir vartotojai tai pajunta iš karto. O Amerikos pasauliniai konkurentai nelaukia. Jie pradeda plėstis greičiau, pigiau ir su mažiau trikdžių. Yra nedidelis langas, kai Šiaurės Amerikos integracija veikia. Jei jį uždarysite, Azijos gamintojai užvaldys rinką. Prarasta gamyba negrįžta, ji tiesiog persikelia kitur. Tas atidėtas automobilio pardavimas atitenka kiniškam elektromobiliui, kuris atvyksta laiku už kainą, kurią amerikiečių vartotojai gali sau leisti. Gamykla, kuri nepastatoma Teksase, vėliau taip pat nebepastatoma. Ji pastatoma Hanojuje ir ten ir lieka. Iš šios sistemos nėra lengvo išėjimo. Įsivaizduokite, kad Amerika nusprendžia visiškai atsiriboti nuo Meksikos gamybos. Jokių daugiau Meksikoje surinktų automobilių, jokių daugiau per sieną gabenamų automobilių dalių, jokių daugiau Meksikos buitinės technikos. Visa tai persikelia į JAV teritoriją. Vien automobilių pramoniai reikėtų 100 000 naujų gamybos darbuotojų, kuriems būtų mokami JAV atlyginimai. Amerikos gamykloms jau dabar trūksta darbuotojų. Jos nesugeba užpildyti esamų laisvų darbo vietų. Pridėjus dar kelis 100 000 darbo vietų, reikėtų arba didžiulio imigracijos augimo, kas yra visiškai priešinga tam, ko siekia atsiejimo šalininkai, arba atlyginimų tokio didelio augimo, kad visa ekonominė logika sugriūtų savaime. Net jei darbuotojai stebuklingai atsirastų, gamyklų vis tiek nėra. Naujos automobilių gamyklos statyba JAV teritorijoje nuo paskelbimo iki pirmojo automobilio pagaminimo užtrunka nuo 3 iki 5 metų. Tiekėjų tinklo sukūrimas aplink ją prideda dar 2 metus. Kai tos gamyklos pradės veikti, jos jau konkuruos su elektromobiliais pagamintais šalyse, kurios niekada nenustojo optimizuoti savo tiekimo grandinių. Amerikos vartotojai visą tą laiką turėtų padengti tas išlaidas. Naujas pikapas, kuris šiandien kainuoja $50 000, po to kainuotų $60 000 ar net daugiau. Ir tai tik vienas sektorius. Tokia pati situacija būtų ir su medicinos prietaisais, buitiniais prietaisais, aviacijos komponentais ir elektronika. Kiekviena kategorija tampa brangesnė, o daugeliu atveju gamyba apskritai negrįžta į JAV. Ji persikelia dar toliau. Jokia vietinė tiekėjų bazė negali pakankamai greitai išsiplėsti, kad pakeistų tai, kas jau egzistuoja. Pažiūrėkite, su kokiamis problemomis susidūrė Apple, kai bandė perkelti iPhone surinkimą iš Kinijos į Indiją. 2 metai trikdžių, kokybės problemų, mažesnis našumas, gamybos spragos, kurios tyliai grąžino gamybą atgal pas nusistovėjusius Kinijos tiekėjus. Tiekimo grandinės atkūrimas nėra politinis sprendimas. Tai 10-metį trunkantis pramoninis projektas. Gerai, o kaip dėl Meksikos? Ar ji galėtų atsisakyti Amerikos? Ar ji galėtų pakeisti klientą, kuris perka daugiau nei 80% jos eksporto? Meksikos politikos formuotojai bandė tai padaryti. Prezidentės Claudios Sheinbaum vyriausybė aktyviai siekė plėsti eksportą į Kanadą, kur siuntos 2025 metais išaugo 17%. Jie veržėsi į Europą, į Belgiją ir Didžiąją Britaniją. Meksikos avokadų augintojai atvėrė naujas rinkas Japonijoje ir Pietų Korėjoje. Tačiau tai neturėjo didelės įtakos. Meksikos eksportas į Jungtines valstijas dominuoja šalies prekyboje, gerokai lenkdamas visas kitas rinkas. Kanada ir Europa vis dar yra patrauklūs partneriai, net ir pastaruoju metu augant prekybai, tačiau jie sudaro tik nedidelę dalį to, ką Meksika parduoda JAV. Šie santykiai yra svarbus, tačiau ne vienas iš jų neprilygsta didžiausiam pirkėjui pagal mastą. Jokia kita rinka nesugeba sugerti tokio kiekio už tokias kainas. Jei Meksika bandytų masiškai nukreipti eksportą kitur, prisitaikymas nebūtų sklandus. Pesas nuvertėtų. Infliacija išaugtų, o tie patys pinigų pervedimai, kurie dabar padeda milijonams namų ūkių, taptų nebe parama, o išgyvenimo klausimu. Štai kas daro šią situaciją tokia nestabilie. Abi pusės kalba apie svertą taip, tarsi jis būtų tikras.
Tačiau sunkvežimiai važiuojantis per Laredo tiltą pasakoja kitokią istoriją. Jie vis dar važiuoja. 6 milijonai. 2024 metais. 2025 metais jų buvo šiek tiek mažiau dėl tarifų svyravimų, bet vėliau skaičius vėl pradėjo augti, kai taisyklės nusistovėjo. Tiltas atspindi tikrovę greičiau nei politika. Kai aukščiausiasis teismas 2026 m. vasarį panaikino muitus. Palengvėjimas truko vos kelias valandas. Per kelias valandas jie buvo pakeisti 10% pasauliniu muitu, kuris galiojo neilgiau kaip 150 dienų. Kai iškils nauja muitų grėsmė, gamintojai vėl sustabdys veiklą. Tačiau išmanieji investuotojai elgiasi taip, kaip visada. Jie apsidraudžia. Jie ieško vietų, kur taisyklės išlieka stabilios pakankamai ilgai, kad būtų galima atgauti investicijas. Vietnamas tai puikiai supranta. Ten pareigūnai atvirai vilioja Amerikos gamintojus, kuriuos neramina nestabili muitų politika. Jie siūlo mokesčių lengvatas ir infrastruktūros sandorius, kad užsitikrintų įsipareigojimus. Indija daro tą patį, taikydamas į įmonės, kurių ilgalaikis planavimas nebetitinka besikeičiančios Šiaurės Amerikos sistemos. Atsitraukti neveikia. Apsimesti, kad atsitrauki, taip pat neveikia. Yra kelias į priekį, kuris apsaugo abi ekonomikas, bet ne viena pusė nenori to garsiai pripažinti. Jie nesirenka tarpusavio priklausomybės, nors veikia jos viduje. Ir Meksika, ir Kanada parodė, kad nori tęstinumo. Meksikos pramonė aiškiai išreiškė savo prioritetus. Nuspėjamos taisyklės, be muitų judantis regioniškai pagaminti produktai ir ginčių sprendimo mechanizmas, kuris apsaugo nuo staigių išlaidų šuolių. JV prekybos atstovas užsiminė apie galimybę pakeisti 3 šalių susitarimą atskiromis dvišalėmis sutartimis, kurios pakeistų derybinės pozicijas, bet taip pat sustabdytų investicinius sprendimus visame žemyne, kol būtų deramasi dėl naujų sąlygų. Automobilių pramonė buvo tiesmuka. Beveik 40% visos JAV ir Meksikos prekybos vyksta per ją. Perėjus prie dvišalių susitarimų ir paskatų sistema, kuris skatino gamybos perkelimą arčiau JAV, iškart susilpnėja. Teksaso verslo lyderiai, kurie šiame žaidime turi daugiau interesų nei bet kas kitas Amerikoje, buvo dar aiškesni. Prekyba per Teksasą palaiko maždaug 500 000 darbo vietų ir atneša kelius šimtus milijardų dolerių per metus. Logistika, krovinių pervežimas, muitinė, sandėliavimas ir gamyba yra paremti tarp valstybiniais srautais. Jų žinutė išliko ta pati. Integracija yra konkurencinis pranašumas. Jei jos netektume, Amerikos pramonė netaptų konkurencingesnė prieš Kiniją. Ji taptų daug silpnesnė. Meksikos pareigūnai perspėjo, kad užsitęsęs neapibrėžtumas dar labiau paspartins jau vykstantį užsienio investicijų lėtėjimą. 30 metų integracijos ciklas dabar telpa į 18 mėnesių politinį langą. Jei peržiūra bus sėkminga, sunkvežimiai ir toliau važiuos, pinigai ir toliau tekės. Meksika liks kaimyninė dirbtuve. Amerika išliks klientu. Abi ekonomikos auga kartu, taip kaip ir nuo naftą laikų. Jei peržiūra bus nesėkminga, lėtas išsiskyrimas tęsis. Kiekvienais metais vis daugiau tiekimo grandinės tyliai persikelia kitur. Kiekvienais metais Laredo tiltas perveža šiek tiek mažiau. Integracija nesugriūva iš karto. Ji tiesiog nyksta, kol sistema, kurią jų palaikė, nebeegzistuoja tokia pačia forma. Taigi, kas iš tikrųjų laiko integruotą žemyną kartu? Prekyba tarp Amerikos ir Meksikos iš tikrųjų nesumažėjo, ji išaugo. Meksika 2025 metais pasiekė visų laikų eksporto rekordą, net ir esant dideliems muitams. JAV paklausa išliko, energijos srautai padidėjo, infrastruktūra vis dar plečiama. Abi šalis fiziškai kuria daugiau pajėgumų, kad galėtų labiau priklausyti viena nuo kitos, net kai abiejų pusių politikai diskutuoja, ar jos turėtų tai daryti. Priežastis paprasta. Sistema veikia. Ji veikia Meksikos automobilių pramonės darbininkui Coahuiloje. Ji veikia Ajovos kukurūzų augintojui, siunčiančiam pašarinius kukurūzus į pietus. Ji veikia pakankamai daug žmonių, pakankamai daugelyje vietų, todėl jos suardymas iš karto sukelia politinių pasekmių. Taigi šie santykiai išlieka ne dėl susitarimo, o dėl tam tikros aklavietės. Tai lengva nepastebėti. Šie santykiai neišlieka todėl, kad abi pusės sutarė. Jie išlieka todėl, kad jų nutraukimas iš karto paveiktų rinkėjus. Pasipriešinimas būtų greitas ir žiaurus. Politikai, kurie ryte kalbėjo griežtai apie Meksiką, savaitės pabaigoje turėdavo atsitraukti, nes pasirodydavo tie, kurie iš tikrųjų moka kainą. Grįžtamojo ryšio ciklas yra greitas, o politinės reakcijos jį seka. Tai paaiškina, kodėl Meksika neatsakė atgal.
Spaudimas pačioje Amerikoje atlieka tą darbą, kurį atsakymas būtų padaręs greičiau ir pigiau. Laredo tiltas, dudžios vamzdynuose, žemės ūkio siuntos, pramoninės tiekimo grandinės, pinigų perlaidos – visa tai sudaro sistemą, kurią galima įtempti, bet sunkiai atskirti. Yra du galimi rezultatai. Vienas, kai sistema stabilizuojasi ir toliau plečiasi, ir kitas, kai ji pamažu praranda efektyvumą, kol tampa nebekonkurencinga. Kuris iš jų įvyks, priklauso nuo to, ar politiką formuojantys žmonės supranta, kas iš tikrųjų kasdien juda tuo tiltu. Tai ne tik prekės, bet iš esmės tai yra žemyno masto ekonomikos veikimo branduolys. Sunkvežimiai jau buvo išsirikiavę eilėje dar prieš aušrą šį rytą. Jie stovės eilėje ir rytoj, ir poryt ryte. Paklausa nepasikeitė. Vienintelis klausimas – ar sistema, kuri tenkina šią paklausą, ir toliau veiks? Nes kai ji neveikia, sunkvežimiai nesulėtėja. Jie visiškai sustoja. Ačiū, kad šiandien prisijungėte prie manęs. Tikiuosi, jums patiko vaizdo įrašas. Jei norite pamatyti daugiau tokių vaizdo įrašų, apsvarstykite galimybę prenumeruoti ir įjungti pranešimus. Tai tikrai daro skirtumą. Dar kartą ačiū ir pasimatysime kitą kartą MadPack kanale.